Treneri, visi suprantam, kad tai yra karas, todėl kiekvienas pranešimas iš fronto linijos į Lietuvą yra svarbus. Koks šiandien jūsų pranešimas Lietuvai iš fronto linijos? Pasiruošimas numeris 1. Manau, kad vyrai susikoncentravę. Kiek mes galėjom, mes pasiruošėm per tą dieną geriausių būdų. Visi jaučiasi gerai, visi, manau, kad dega noru ir laukiam, nesulaukiam 9 valandos. Argentiniečiai sako, kad jų privalumas bus patirtis. Koks būtų lietuvių privalumas šiuose rungtynėse? Agresyvumas, intensyvumas, ilgesnis suolas ir kautis tiek jie, tiek mes. Niekas nieko lengvai neatiduos. Ir sunku kalbėti prieš rungtynes apie tos privalumus, juos reikia pademonstruoti aikštelėje. Tai bus svarbiausia, kaip mes tai realizuosime. Ar įmanomas Kolę išvesti galbūt iš pusiausvyros? Iš pusiausvyros gali išvesti tada, kada tu gerai žaidi, gerai giniesi ir tada gali išvesti iš pusiausvyros, bet šitie žaidėjai matė ir šilto, ir šalto, ir žaidė aukščiausiuose lygiuose ir finaluose. Taip, kad jie žino, kaip tai daryti. Treneri, jums tos paskutinės valandos laukimo, ką jūs darot? Skaitot, klausot ramios muzikos? Kaip jūs tą praleidžiat tas nerimo valandas paskutinės? Neskaitau, nors kolega Kunsaitis atsivežęs įdomią knygą, jis mane gundo, bet aš negaliu susikaupti knygai. Ir aš taip pat, bet daugiau, aišku, galvoju apie rungtynes ir dar dėliojus ir tą rungtynių planą dar kartą, o jeigu taip. Šiaip, rutina ta pati. Matėm, vyrai mėto baudas. Ar čia kažkoks specialus? Visada mėto. Mes dažniausiai pabaigėm treniruotę, taip jie turi įmesti po 2 baudas kiekvienas ir ta grupė 10 iš eilės. Baudos yra numatytos už neįmetimą? Šiandien šiaip jie turi bėgti, yra sprintas, bet šiandien, kadangi varžybų diena, mes nebėgiojam. Treneri, kokie bus žodžiai vyram prieš jiem išeinant į aikštę? Dar nežinau. Norisi pajungti visus rezervus, kurie yra. Aš tikiu, kad yra pas kiekvieną. Svarbu, kad laimėtume. Ačiū.